Šie metai Medardo Čoboto III amžiaus universitetui įsimintini kaip jubiliejų metai. Rodos, ką tik su visais savo renginiais pralėkė universiteto 30-mečio jubiliejus. Į jubiliejaus iškilmes atvyko daug svečių. Žinokit, brangiai, šiek tiek hiperbolizuoju ir pasakau didesnį skaičių, kad... Šventės baigėsi. Vėl sugrįžtama į universiteto kasdienybę. Spalio 23 dieną literatūros fakultete svečiavosi rašytoja, režisierė ir atlikėja Birutė Mar. Viešnią pristatė ir su jos poezija supažindino Aldona Ambrukaitienė. Viešnia pasakojo apie savo kūrybos planus, džiaugėsi įkūrusi solo teatrą, klausytojų prašymų perskaitė ištraukas iš savo repertuaro. Nepasirašiau, reikėjo pranešti. Na, aš jums paskaitysiu Šatrijos raganos vieną fragmentą, kuris yra apie dabar. Buvau kelias dienas Vilniuje. Taip juodai viskas atrodo iš arti žiūrint, visur egoizmas, ambicija. Visi ant pirmos vietos stato savo aš. O ta tėvynės meilė, kaip kokia uždanga, kurią to jau galima nusimesti. Ir kas mes tauta? Kad už užgautą ambiciją geriau eisim pas priešą ir dergsim purvai savo tautiečius. Ir kaip čia kultūra gali kilti, kai partijų kova viešpatauja visur. Ką vieni pastato, kiti griauna. Vilniaus žinios maž nebankrutuoja. Kas mes valstybė, kad negalim apturėti vieno dienraščio? Kai svetim šaliai mus visaip engė, žinojom jų engėjų esama. Bet kai mes patys, kuo didesnį tėvynės ragaišio gabalą norim savo nusigriebti, širdis plyšta. Ne, aš suprantu, kad yra tikrų patriotų, yra tikrų krikščionių, kitaip čiagi viskas sugriūtų. Bet kodėl tiek mažai? Ir čia prieš 100 metų parašyta. Tai gal to ir pabaigim. Meninio ugdymo fakultetas mokslo metus pradėjo savo veiklos 10-mečio paminėjimu. Įvyko renginys 10 metų su skambia daina ir raiškiu žodžiu. Rektorė daktarė Zita Žebrauskienė sveikino jubilietus, dėkojo Meninio ugdymo fakulteto dekanei Izabelei Bražiūnienei už nuveiktą darbą. Nepasakosime, kas jau buvo rašyta apie romantikus. Štai Izabelės Bražiūnienės ištarti žodžiai. O man pačiai visada labai norėjosi dainuoti širdžiai mielas dainas. Ne klasikinės dainas, o tiesiog patriotinės dainas, partizanų dainas, romansus ir taip toliau. Ir pradėjau burti va šitą grupę. Matot, kiek 9 atrodo dar yra nuo pirmos dienos. Susirinkusiems buvo skirtos gražiausios dainos iš 300 romantikų dainuojamų dainų.
Taip pat prieš 10 metų dekanės Izabelės Bražiūnienės iniciatyva Valerija Stričkienė subūrė šokių kolektyvą, vėliau pasivadinusi Nona Dans. Šis šokių kolektyvas garsina Medardo Čoboto III amžiaus universitetą Lietuvoje ir už jos ribų. Ačiū Valerija, ačiū. Ir matot, kaip mūsų šokėjos išgarsėjo iš tos grupės. Pasidarė šokių studiją. Kultūros fakulteto klausytojo Algimanto Petrausko iniciatyva sudaryta 7 metus truksianti studijų programa ir įkurta religijų pažinimo katedra, kurios vadovu tapo programos iniciatorius. Prieš pirmąją akademiko Alvydo Jokubaičio paskaitą klausytojus pasveikino rektorė daktarė Zita Žebrauskienė. Šiandien pirma paskaita. Didelė garbė pradėti mokslo metus ir paskaitą mokslo akademijoje, mokslo lopšy. Ir kad paskaita mums, seniorams, skaitys akademikas, tai irgi yra didelis pasiekimas. Seniai netikėjom, kad mums gali su mums kalbėti tokie protingi žmonės. Jau mes save nurašom, nenurašykim. Pasibaigus paskaitai, lektoriui teko atsakyti į daugybę klausimų. Katedros vadovas Algimantas Petrauskas kiekvienai paskaitai klausytojus kviečia vis į kitas sales. Lietuvos Respublikos Seime, Valdovų rūmuose, Vytauto Didžiojo universiteto švietimo akademijoje. Nacionalinė 3 amžiaus universitetų asociacija vykdė projektą 3 amžiaus universitetas aktyvaus senėjimo akademija. Lapkričio mėnesį vyko fizinės sveikatos vertinimo forumas. Daugiau kaip 100 klausytojų pasitikrino fizinį pajėgumą ir kognityvinių funkcijų lygį. Medikams draugiškai talkino Vilniaus kolegijos studentai. Tuo pasireiškė labai reikalingas kartų bendravimas. Organizuojant forumą daug pasidarbavo Medardo Čoboto III amžiaus universiteto sveikos gyvensenos fakulteto dekanė Viktorija Montvilienė. Forumo dalyvius sveikino Vilniaus kolegijos sveikatos priežiūros fakulteto dekanė Milda Žukauskienė. Mes visada tikrai pasiruošę padėti, atsišaukti į jūsų kvietimą, į jūsų bendrus projektus, jeigu tik tai būtume naudingi ir galėtume kažkuo prisidėti, tai tikrai visada su didžiausiu malonumu ir mes, ir dėstytojai, ir studentai esame pasiruošę. Tai gražios dienos jums, likusių pranešimų
ir iki kitų malonių susitikimų. Sveikos gyvensenos fakulteto prodekanas Vytautas Vaitkus organizavo dalyvių mankštą. Turizmo fakultetas surengė baigiamąją puikaus projekto tautiškos giesmės Gimtinė Suvalkija Sūduva, kuris buvo vykdomas kartu su Vilkaviškio ir Šakių 3-ojo amžiaus universitetais konferencija. Konferenciją pradėjo fakulteto dekanas Arvydas Ivaškevičius. Klausytojas Bonifacas Vengalis sukūrė filmą išsamiai nušviečiantį projekto vykdymą. Didžiausi projekto vykdymo rūpesčiai teko fakulteto prodekaniai Albinai Varanauskienei. Svečiai iš Vilkaviškio pristatė tradicinius kapsų drabužius, šoko ir dainavo. Marškiniai. Baigti siuvinėti baltų kiauraraščių, gausiai surauktomis ir plačiomis rankovėmis. Kuo rankovės platesnės, tuo merga buvo vartesnė. Kad tu būtum pasikoręs, o ne žalės atvilioja, daugilė, 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 žalės tai, daugilė, 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 žalės tai. Pasakojimus apie šio krašto žmonių. Rektorė daktarė Zita Žebrauskienė įteikė padėkos raštą Vilkaviškio savivaldybės tarybos nariui Bronislavui Politai už pagalbą vykdant projektą. Kalbėjo garbingi svečiai. Universiteto kapelionas kunigas Vytautas Rapalis. Kiekvienas jūsų žingsnis, kiekvienas jūsų sustojimas, kiekvienas pažintas kampelis liudijo, kokia neapsakoma ir šviesos pripildyta yra Dievo kūryba mūsų brangioj lietuvėliai. Gamta, istorija, žmonių darbštumas ir paprastumas, visą tai atsiveria jums, taip lyg viešpats būtų pats praskleidęs dangaus uždangą ir parodęs, štai žiūrėkit, kokia graži ta mūsų Lietuva. Mintimis apie Lietuvą pasidalijo profesorius Libertas Klimka. Pasakysiu dvi tokias savybės tų žmonių, su kuriais aš bendravau, kurios aš norėčiau, kad visa Lietuva perimtų. Tai pirmoji darbštumas, o antroji tvarkingumas. O kad visa Lietuva tokia būtų, tai tikrai mūsų valstybė labai šviesiai judėtų į priekį. Literatūros fakulteto klausytojai surašė nuoširdžius linkėjimus Medardo Čoboto 3-ojo amžiaus universiteto pasididžiavimui ir kelrudei žvaigždei rašytojai Vilijai Jurėnienei, švenčiančiai 100 metų jubiliejų. Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka sukvietė didelį būrį Vilniaus draugų ir gerbėjų į iškilmingą vakarą, kuriame kalbėta apie nuostabų žmogų, meninio žodžio meistrę, mylimą universiteto klausytoją. Deklamacijas
Mano mama iš klebono Gaspadinės sužinojo, kad mūsų parapijai vienuolas atidaro vaikų darželį miestą ponų vaikam. Mano mama nebuvo ponė, ana gyvena Ulyčiai, ale su myslė, ale gyvena nebednai. Ir su myslė, kad jai tožą ten darželį reikia savo mergiotį paleisti. Ir pradėjo savo vyrui, mano tėtį, sukt galvų su tuo vaikų darželiu. Jonai, laiskip mergiotį vaikų darželin. Ana tai bus pamakinta poterių, apsėjimą gražaus, deklamacijų visokių. Nustok zaunijus, nusbaudai tu man su savo vaikų darželiu. Neugi tu pati negali savo mergiotės poterių pamakinti. Sakydavo tėtė, kad ram buvo iš kada. Ir čia savo mergiotės darželį vežiojimui ir 10 litų vienuolam un mėnesę sumokėti. Ale viršų paėmė mama. Ir mano vežus ten darželin pridavė vienuolai Pranciškai. Tai dabar kita vienuola, Benedikta. Alena tai nei poterių, nei deklamacijų mus nemokė. Ana tik padlagų užslavė ir arbotų vyrė. Taip mani ten darželin vežiojant, ataja ir švintas kalėdas. Vienuolas sukvietė mes telefonus su savo paniom vaikų teatrą padaboti. A vaikus išmakina visokių deklamacijų. Manytai apie Juozapų subarijų, Jėzusėlį ir 3 karalius, kad Jėzusėliui dovanų atnešė auksą, myras ir kadylas. Aš mysliu, būt geriau Jėzusėliui cukierku atnešti. Kaip šiandien taminu, užuvedė manimo man sceną, vienuolą Prancišką scenos, pastatė, vienuolą Benediktą traukė Zanavieskų ir palika. Aš kaip padabojau pačion, atitiek svetimą svietą, taip persgundau, kad netamoje tajame. Ale užsimerkiau ir šitų savo deklamacijų, rekti išrėkus, išlakiau į scenas ir kritau tiesiai vienuolas Pranciškas Padurkos. A žmonės taip pradėjo plot, kad net lungais užlegėjo. Vienuolą Pranciškas susiėmė už galvos ir sako, vaikelą čia tau ploja, mūsų atveiliant sceną svobiją. Ale kokių čia deklamacijų nesmyslių, kitų tau pasakyti. Kam kitų? Aš tų pačių ir dar rozų, užlaikus ant scenos, šitų deklamacijų rekti išsiekiau. Dabar jau žmonės ne tik ploja, ale ir balsų kvatojas. Netamenu ar juokęs vienuolas Pranciškas su Benediktu, tik atamenu, kad jau patumsi, važiuojant namą, mano mama atsdusa kokios 3 rozus ir pasakė, eik tu peklan su savo šitom deklamacijom. Atėtė, nuskvatoja ir pasakė, a man pasdaboja tavo deklamacijas, aš žmonės dar juoką turėjo. Jakais, ana ta roza, mano gyvenimas patsekavėja. Būdava vienuola Pranciška išmakina mane kokios deklamacijos, vienuola Benedikta dėl kompanijos priima darželę berniokų braniukų vaškelį ir visi 3 eina miestą ponų su vardujom ir švintėm sveikinti. Nueinam į kokį ponų, vienuola pabarbena, ponė tada duris, jis veda mum, ataveda ponų, aš pasakau savo deklamacijų, a ponas vienuolai, kitų rožų duoda 5, a kitų rožų 10 litų. A mums su braniuku pripila pilnas rieškušės čikoladinių saldainių. Šitoks saldus gyvenimas užtruka gal 2 metus. A pasibaigė, kai numirė mūsų kleboną Jonas Minavičiaus brolis Jazapokas. Vienuola Pranciška man išmakina tokias navatnas deklamacijos, tokias navatnas, kad iš katros tik vienu žodį taminu, užjaučia. Vejam, visi 3 klebanijan, kleboną Gaspadinę tapilien slaidę vidun, nuvedėm klebonų. Aš tik padabojau klebonų ir supratau, kad iš šitas deklamacijas netaminu nei vieną žodžią. Stovim visi krūvoj, aš raudona kaip vyšnė, vienuola Pranciška mėlyna kaip slyva, braniukas varškelis
baltas kaip drobė, tik klebonas nepersmainys. Į sarmatas pradėjau raudoti. Klebonas paglostė mano galvą ir sako, vaikelą, neraudok, ašgi nemažas vaikas, suprantu, ko tu norėjai pasakyti. Tu norėjai pasakyti, kad tau darželę vaikam ir vienuolam iš kada mani, kad mano braliukas numirė. Netamnu, nei kaip šklebanijas išėjam. Netamnu, ar baram, nei vienuolą Prancišką, ar pasakė mano mamai apie mano sarmatų, tik žinau, kad Rozų Utenos klebonijai pasibaigė mano visą gyvenimo teatrai. O aš išduosiu paslaptį, kas mus sieja su Vilija asmeniškai. Kai jinai barstė gėles, einant aplink bažnyčią, jinai įsimylėjo policininką. Ir aš dabar visą gyvenimą stengiausi, turėjau baigti akademiją, įsitarnavau iki komisarą ir šiandien atėjau jai palinkėti sėkmė. Daug paslapčių žinau. Ne apie kavalėrius, žinau vis, bet ne. Aš vis laiką atsimenu laidoj pas Unikauską. Vilija šneka, kalba ir labai bijodavo. Ir sakydavo, tu nesiūsk mane į tą televiziją, nesiūsk. Nu, bet ką aš siūsiu? Geresnio aš neturiu kaip ją. Ir dabar jinai sako, buvau kino teatre ir draugą susiradau. Unikauskas klausė, vienmetė, nu ką jūs, daktarė, ar jūs matėt vyrą išgyvenusi tiek metų? Unikauskas žodžiu kiselį neieško, bet irgi pasimetė ir nieko nebesako. Nu, iš tiesų jinai vat tokia. 5 knygos Medardo Čobot universitete. 80 metų pradėžiūrėti. Kodėl pradėjau? Gaila išėjo Liutauras, aš pasakyčiau, didžiausia knygas jis. Sako, atnešiau parašysi, ten, sakė, knygas jau pradėjo rašyti. Atnešiau parašysi, jis paskaitė. Parašiai taip, kaip nereikia rašyti. A jis sako, aš taip supikau, įsižeidžiau, aš jam įrodysiu, kad aš parašysiu taip, kaip reikia. Mila Vilija, čia pusė salės sėdi Medardo Čoboto, trečiam amžiui, dekanai, seniūnai, veteranai, garbės klubo nariai, čia ir policininkų, matot, generolų atėjo specialiai ruošėsi tam susitikimui. Ir tave mes be galo visi mylim. Ir mes rektoratas parašėm tokį sveikinimą. Gerbiamoji Vilija, neeilinės sukaktis 100-asis gimtadienis. Jūs savo gyvenimu patvirtinate, kad laikas ne tik eina, bet ir gali kaupti šviesą. Medardo Čoboto 3 amžiaus universiteto bendruomenėje jūsų 20-mečiai aktyvaus dalyvavimo ne tik literatūros fakulteto veikloje, bet ir kitose MČTAU renginiuose. Talentas literatūriniai kūrybai, tarsi upė prasiveržęs prieš 2 dešimtmečius, atplukdė 5 autobiografinių apsakymų knygas, skaitytojai atveriančias vis naujas, vieną už kitas spalvingesnes jūsų gyvenimo erdves. Padėkau už tai. Brangioji Vilija, nuoširdžiai sveikinama jūs su šiuo nepaprastu 100-ųjų gimtadieniu. Tegu kiekviena diena teikia džiugesio, ramybės ir meilės. Tegu jūs lydi žmonių dėkingumas, artimųjų šypsenos ir kūrybos šviesa. Jėgų ir sveikatos jums, jėgų ir sveikatos. Ir mūsų, čia jūs salvinėje, o čia mūsų puokštė. Kad nepamirštumėt. O čia salvinė įdėjom dovanėlį, padarė, kad kiekvieną rytą gerdama kavą arba prisimintų mus. Mila Vilija, mylim, džiaugiamės jūsų jaunystę. Būk laiminga. Ilgiausių metų, ilgiausių.